Sveiki, pagalvokim, koks yra pats geriausias batas vaiko pėdai. O kas jei pasakyčiau, kad joks. Taip, būtent. Šiandien panagrinėsim šitą iš pirmo žvilgsnio gal kiek keistoką idėją ir pažiūrėsim, ką apie avalynę ir vaiko pėdas sako mokslas. Taigi, tas amžinas klausimas. Ar tie tvirti, gerai koją laikančius batai, kuriuos taip stengiamės parinkti, iš tikrųjų padeda? Ar galbūt visai atvirkščiai? Gal patys to nenorėdami darome meškos paslaugą? Ieškokime atsakymų. Gerai, keliaukim prie faktų. Ir čia remsimės ne nuojauta, o vienu didžiausių tyrimų atliktų šią temą. O jo išvados, patikėkit, tikrai priverčia susimastyti. Ir kad suprastume mastą, tyrime dalyvavo, įsivaizduokit, net 2300 vaikų. Tai ne šiaip savo apklausa, tai milžiniškas tyrimas, kurio rezultatais tikrai galima pasitikėti. Taigi, ką tie mokslininkai darė? Jie ilgus metus stebėjo vaikus, nuo pat mažens iki paauglystės. Ir galiausiai palygino dvi grupės. Pirmoji – vaikai, kurie nuolat avėjo batus. Antroji – tie, kurie daug laiko praleido basi. Nu, dabar pats įdomumas. Pažiūrėkite į šiuos skaičius. Vaikams, kurie nuolat avėjo batus, plokščiapėdystė nustatyta net 9 procentais atvejų, o tiems, kurie vaikščiojo basi, vos 3 procentais. 3 kartus rečiau. Skirtumas tiesiog milžiniškas. Bet palaukit, čia dar ne pabaiga. Pasirodo, svarbu ne tik tai, ar vaikas avi batus, bet ir kokius batus. Didžiausia rizika plokščiapėdystei – batai su kietu, siauru, uždaru priekiu. Tie, kurie tiesiog sugniaužia pirštus ir neleidžia pėdai laisvai judėti. Vadinasi, pėdos laisvė bate yra tiesiog esminis dalykas. Gerai, skaičiai įspūdingi. Bet kodėl taip yra? Kodėl vaikščiojimas basomis taip stipriai veikia pėdos vystimąsi? Pasigilinkime į pačią pėdos anatomiją ir jos paslaptis. Yra toks terminas – apsaubinis raumenų tonusas. Skamba sudėtingai, bet mintis paprasta. Įsivaizduokite pėdą kaip, nuolat besimokanti mokinė. Kai ji jaučia žemę, akmenukus, žolę, smėlį, ji gauna informaciją ir išmoksta prie jos prisitaikyti. Įtempti reikiamus raumenis. Būtent taip natūraliai ir formuojasi pėdos skliautas. Procesas vyksta 3 paprastais žingsniais. Pirmas žingsnis – basa pėda liečia žemę ir renka informaciją. Antras – smegenys gauna signalą ir aktyvuoja visus tos smulkiuosius pėdos raumenukus. Na ir trečias – tie raumenys nuolat dirbdami tiesiog patys iškelia ir suformuoja tvirtą pėdos skliautą. Viskas genialiai paprasta, ar ne? Bet yra vienas bet – laikas. Yra toks vienas itin svarbus pėdos kaulas, lotyniškai sustentaculum tali, kuris veikia kaip viso pėdos skliauto atrama. Ir štai esmė. Jis pilnai susiformuoja ir sukaulėja maždaug iki 7 metų. Ką tai reiškia? Kad turime labai ribotą laiko langą, pirmuosius vaiko gyvenimo metus, kad pėda gautų visą reikiamą stimuliavimą. Vėliau kažką pakeisti jau kur kas sunkiau. Gerai, teorijos pakaks. Pereikim prie praktikos. Ką kiekvienas iš mūsų galime padaryti jau šiandien, kad padėtume vaiko pėdoms? Patikėkit, sprendimai yra paprastesni nei atrodo. Pirmas ir svarbiausias dalykas – leiskime vaikams namuose būti basomis. Kiek tik įmanoma. Vasarą kieme ant žolės, paplūdimyje ant smėlio. Ir atkreipkite dėmesį į vieną dalyką. Ar matėt, kaip mažyliai nuolat bando nusimauti batus? Tai ne ožiutai ir ne išdykavimas. Tai grynas instinktas. Jų pėdos tiesiog šaukiasi pojūčių, informacijos iš aplinkos. Ir žinote, kas geriausia? Nereikia vaikščioti basomis kiaurą parą. Net ir kelios minutės per dieną duoda didžiulę naudą. Kiekviena akimirka be standžių batų yra maža investicija į vaiko ateities sveikatą. O kaip be batų jau niekaip, svarbu rinktis tokius, kurie leistų pėdai jaustis kuo laisviau. Lankščias, plačius, planų padu. Būtent tokius, kurie imituoja puvimą basomis. Tad kitą kartą, kai pamatysite nusispiriančią batukus, gal neskubėkime jo drausminti. Gal tiesiog prisiminkime, kad tai ne kaprizas. Tai priminimas iš pačios gamtos, kad pėdoms, kaip ir mums patiems, reikia laisvės. Laisvės jausti, laisvės judėti ir laisvės augti stiprioms.